Labą dieną, mano vardas Darius, aš esu nekilnojamo turto brokeris. Šiandien noriu Jums aprodyti parduodamą namą, kuris yra Klaipėdos mieste, Treko mikrorajone. Tai parodysiu pačią aplinką, kur yra namas ir galėsim užeiti pasižvalgyti patį namo vidų. Parduodamas namas yra Klaipėdos mieste, Treko mikrorajone, Anykščių gatvėje. Namas yra pilnai naujos statybos, jis buvo pastatytas anksčiau buvusio seno pastato vietoje, kuris turėjo rūsį. Taip pat pastatas buvo nugriautas, rūsys paliktas, kadangi jisai yra visiškai sausas ir geros būklės, ir pilnai pastatytas naujas namas. Tai šis namas turi ir rūsį, ką šiais laikais labai retai sutiksite naujos statybos name. Pats namas yra 200 kvadratinių metrų bendro ploto, iš jų rūsys sudaro 60 kvadratinių metrų. Sklypas yra 4 arų dydžio. Sklypas ribojasi su valstybiniu miškeliu. Čia yra žalioji zona. Pats namas yra pastatytas pagal A klasės reikalavimus. Langai yra 2 stiklo paketų. Fasadas yra apšiltintas 20 cm neoporo. Dekoruotas klinkerio plytelėmis. Terasa yra pietinėje pusėje, terasą galima įsirengti ir rytinėje pusėje. Aplinka sutvarkyta, kiemas yra išklotas trinkelėmis. Šioje vietoje galima taip pat ir automobilį stoginę pasistatyti, jeigu yra poreikis. Visai netoli teka Danės upė, šalia jos yra pėsčiųjų ir dviračių takai. Žodžiu, gyvenimui vieta yra tikrai patogi, pakankamai rami. Iki centro taip pat visai netoli, apie 3 km. Šiuo metu namai yra atlikta pilna dalinė apdaila. Tai kurį laiką bus galima namą įsigyti su dalinė apdaila, o vėliau namas bus įrenginėjamas pilnai. Tai šiuo metu rezervavus namą būtų galima jį įrengti pagal pirkėjo pageidavimus. Einama, apsižiūrėsim namo vidų. Tai užėjus į namo vidų patenkam į prieškambarį. Čia galima susimontuoti drabužių spintą. Ši patalpa numatyta skalbyklai. Yra visos jungtys padarytos, skalbimo mašinai, kriaukliai, kaip džiovyklę galima pastatyti. Taip pat galima ir čia įsirengti kaip drabužinė, lauko drabužiams susidėti. Toliau didžiulė svetainė su virtuvės zona. Visi langai išeina į šalia esantį tokį kaip miškelį. Žodžiu, su kaimynais per langus kontaktuoti gyvenant šitam name tikrai nereikės. Terasa yra numatyta pietų pusėje, bet taip pat galima pasidaryti ir rytinėje pusėje. Šioje zonoje numatyta virtuvė. Toliau čia būtų toks kaip sandėliukas. Tada kambarys, galėtų būti darbo ar svečių kambarys. Pirmo aukšto WC su dušu. Ir čia įėjimas į rūsį. Į rūsį paskui nueisim, aprodysiu. Toliau einam į antrą aukštą. Antram aukšte yra 3 miegamieji kambariai, 2 vonios kambariai ir drabužinė. Šioje pusėje vienas prie kito būtų vaikų kambariai. Vienas. Antras kambariai tikrai yra erdvus. Toliau vonios kambarys, drabužinė ir tėvų miegamasis su atskiru vonios kambariu. Tėvų miegamajame taip pat yra vietos pasidaryti, įsirengti drabužinę. Per langus taip pat vaizdas į miškelį.
pavyko apžiūrėti rūsys. Rūsys yra sausas, aukštom lubom. Rūsyje yra numatyta katilinė. Tai katilinė būtų šioje patalpoje. Čia būtų dar viena tokia patalpa didesnė. Ir čia dar viena patalpa. Rūsyje tikrai sutalpinsit visus savo reikalingus daiktus ir ne tik. Tai toks nestandartinis namas yra šiuo metu parduodamas Klaipėdos mieste Treko rajone. Visiems, kam įdomu, skambinkit man nurodytu telefonu, atvyksit į vietą ir apsižiūrėsit patys. Tai iki susimatymo.